šitą paveikslą visi laikė vienu iš gražiausių parodoje. Jaunojo menininko vardas buvo visų lūpose. Prie paveikslo nuolat spietėsi gerbėjai, tartum užburti nuostabaus reginio. Ji gulėjo išsitiesusi purpurinėme guolyje ir jos grožis regis buvo apšviestas gyvenimo gegužės saulės. Jai galėjo būti daugiausia 16 metų. Kūnas vaikiškai grakštus, o nuogumą dengė skaistybės šydas. Kas ji buvo? Ta daili mieganti mergina, kurios veidas tokių taurių linijų, o kūnas toks harmoningas. Ar galėjo būti tiesa, kaip sklido gandai, kad to akį veriančio paveikslo originalas turi vieną garbingiausių Prancūzijos vardų, kad viena iš kilmingiausių Saint-Germaino priemiesčio gražuolių leido menininkui išvysti idealą, kurio jis ieškojo, bet niekur nerado. Kasgi jį buvo? Gydytojas ilgai ten stovėjo ir klausėsi pagyrų šnabždesių, liudijančių menininko sėkmę, o dabar pamažu pro elegantišką publiką skynėsi kelią prie durų. Dar akimirkais uždelsė žiūrėdamas, kaip viena paskui kitą darda karietos į Eliziejaus laukus, paskui per Santarvės aikštę nudūrino į Saint-Germaino bulvaro pusę. Laikrodis mušė 7. Jis paspartino žingsnį, nes kelias dar buvo tolimas. Prie botanikos sodo jis įsuko į siaurą gatvelę ir veikiai jau atrodė, tarsi Paryžius būtų likęs toli už nugaros. Gatvelės darėsi vis tamsesnės ir siauresnės, virsdamos takais, krautuvės susmulkėjo, tapdamos būdelėmis, kavinės smuklėmis. Gerų drabužių pasitaikydavo išvysti vis rečiau, o palaidinių vis dažniau. Buvo beveik 8 valanda, spindinčiuose bulvaruose teatro metas, o čia po dienos darbo slinko namo darbininkų būriai. Jie atrodė išvargę, darbas buvo sunkus, jau 6 valandą ryto užkaukdavo dirbtuvių sirenos, o dažnam iki fabriko valanda kelio. Šiandien ir ten pamatydavai apiplyšusi žmogų ištiesta ranka. Jis neturėjo ant krūtinės jokio užrašo, kuris bylotų, kaip jis apako. Jo skurdo istorijai nebuvo reikalingi jokie žodžiai. Kas jam duodavo vieną sų, pats buvo vargeta ir dauguma jų žinojo, ką reiškia būti alkanam. Gatvelės darėsi vis purvinesnės, dvokiančiose šaligatvių griovelėse krūvos atmatų ir šiukšlių, čia nelabai griežtai žiūrėta į netvarką, nes aplink gyveno vieni vargšai. Jis įėjo į aptrišusius namus ir tamsiais laiptais užlipo aukštyn į patį viršų. Prie durų jį sutiko sena moteriškė. Jo laukė. Zito, Zito, tyliau, sušnabždėjo senutė, pridėjosi prie lūpų smilių. Ji miega. Pašnabždomis senelė papasakojo, kas įvyko nuo vakar. Rafaela šiandien nebeklėdėjusi, o visą dieną tyliai ir ramiai gulėjusi. Retkarčiais norėdavusi pamatyti savo kūdikėlį ir prieš valandėlę su mažyliu rankose užmigusi. Ar il signor dottore norėtų ją pažadinti? Ne, jis to nenorėjo. Jis tyliai atsisėdo ant suolo šalia senutės. Jie buvo geri bičiuliai. Jis žinojo liūdną jos šeimos istoriją. Jos buvo iš Saint-Germaino, kalnų užkampio tarp Romos ir Neapolio, iš kurio yra kilę dauguma italų pozuotojų. Vos prieš 2 metus kartu su visų būriu to krašto vyrų ir moterų atvyko į Paryžių. Po kelių mėnesių Rafaelos motina sugrebė džiovą ir mirė. Nuo to laiko senelė ir dukraitė turėjo pačios verstis svetimoje šalyje. Rafaela tapo pozuotoja, kaip daugelis kitų. Ir jaunas dailininkas ją tapė. Tapė jos gražų, mergaitišką veidą, nelytėtą krūtinę.
Paskui nukrito jos vargingi drabužiai. Jis nutapė jos nekaltą nuogybę, lyg bundančio pavasario žavumą, skaistybę, sklidina dar miegančių jausmų ramumo. Ji buvo tarsi peteliškė, sparnuota psichė, kurios lūpos dar nebučiavo eroto. Ji buvo Dianos nimfa, kuri išvargusi po medžioklės nusimeta chitoną ir mirtingųjų nematoma slapto Girios ežero bangose maudo savo mergišką kūną. Ji buvo graži miško driadė, mieganti gėlių guolyje. Ir tuo tarpu, kai jaunas dailininkas jos atvaizdą kerėjo drobėje, satyras bučiavo jos garbanotą galvą. Paveikslas buvo baigtas. Į jaunojo tapytojo studiją atėjo šlovė, o iš jos išėjo suvedžiota mergaitė. Jiedu išsiskyrė kaip geri bičiuliai. Jis užsirašė kreidą jos adresą ant sienos, ji nuėjo pas kitą. Taip ėjo iš studijos į studiją ir nekaltybė jos daugiau nebesaugojo. Vieną dieną sena merginos močiutė nuolankiai stovėjo prie elegantiškos studijos durų ir raudodama pasakojo, kad Rafaela rengėsi tapti motina. Taip, jis ją gerai atsiminė, tą gražią mergaitę. Jis įbruko senutė į delną porą auksinių pinigų ir žadėjo pasistengti šitą padaryti dėl Rafaelos. Jis tęsėjo žodį. Ta patį vakarą pasiūlė savo draugam padaryti rinkliavą Rafaelos kūdikiui. Jis manas, kad niekas iš jų neturės teisės atsisakyti. Ne, nei vienas neturėjo teisės atsisakyti. Davė visi, kiek galėjo. Vienas daugiau, kitas mažiau, kai kas net visą piniginę iškratė į ratų paleistą skrybelę Rafaelos kūdikiui. Visi kalbėjo, kaip esą gaila gražios merginos. Tokia nelaimė. Spėliojo, kas iš to bus. Žinoma, ji ir toliau galėtų būti modeliu, tačiau niekuomet nebebus tokia, kokia buvo iki šiol. Skulptoriai visi sutarė, kad gražios šlaunų linijos šio bandymo neišlaikys. Tapytojai žinojo, kad šilta jos skruostų spalva dings amžinai. Kūdikį, žinoma, reikia išsiųsti pas žindyvę į kaimą. Surinktų pinigų juk užteks užsimokėti už pirmosius metus. Galbūt iš tikrųjų netokia jau kvaila mintis paprašyti svetimšalį gydytoją apžiūrėti Rafaelą. Jis juk taip myli italus. Pagaliau jis gali būti naudingas, jeigu ne viskas vyktų sklandžiai. Ir gydytojas, kuris taip mylėjo italus, pastaruoju metu dažnai ten lankydavosi. Rafaelas sirgo. Dieną ir naktį klejojo, o dabar tai buvo jos pirmas ramus miegas po ilgo laiko. Ne, žinoma, daktaras nenorėjo jos žadinti. Jis tyliai sėdėjo šalia senos moteriškės, paskendęs mintyse. Jis galvojo apie Rafaelą. Jam nebuvo nauja ši istorija. Italų vargšų kvartalas jam jau ne kartą ją buvo pasakojęs, o ir knygose dažnai buvo skaitęs. Bet tai, ką jis matė gyvenime, atrodė daug paprasčiau ir daug liūdniau negu tai, ką buvo skaitęs knygose. Rafaelos istorija nebuvo nei nepaprasta, nei dramatiška. Jokių stiprių jausmo protrūkių, iš skausmo ar nevilties, jokių priekaištų, jokio pasikėsinimo nusižudyti, jokio noro keršyti, viskas buvo taip paprasta ir kasdieniška. Neiškelta galva ir liepsnojančiomis akimis stovėjo senelė priešais tą, kuris buvo kaltas dėl jos kūdikio nuopuolio. Nusižeminusi ir kukliai sustojo prie durų išverkti jam savo negandos. O išėjusi dar meldė Madoną jo pasigailėti. Vargši senutė negalėjo eiti iškėlusi galvą. Gyvenimas seniai buvo nulenkęs jai sprandą po kasdienių vargų jungų. Jos akys nebegalėjo grasinti, nes per daug dažnai joms reikėdavo maldauti duonos. Ji nemokėjo kaltinti, nes pati buvo pasmerkta amžinai būti prislėgta. Ji nemokėjo reikalauti teisybės, nes visas gyvenimas jai buvo neteisingas. Jos kelias ėjo per skurdą ir tamsą. Ji buvo mačiusi tiek mažai gyvenimo saulės spindulių, jos mintis paraukšlėta kakta buvo blankios.
Ji buvo atbukusi kaip nešulinis gyvulys. O suvedžiotojas, jis žinoma nebuvo joks niekšas, jis galbūt nebuvo blogesnis už kitus, jis padarė visą, ką galėjo, kad atlygintų už savo nusižengimą, kurį jo nuomonė vargu ar dera laikyti labai dideliu. Visus metus jis mokėjo už išlaikymą kūdikio, kurio net nelaikė savu, ką jis galėjo daugiau padaryti. Jis paklausė daktaro, ar šis kartais nepažįstas kokios padorios pozuotojos. Ir daktaras turėjo atsakyti, kad ne. Mat padorios jis nepažinojo nei vienos. O Rafaela kentė savo pažeminimą be kartėlio, be nevilties, kaip anksčiau buvo kentusi savo neturtą. Tiesa, į protarpiais paverkdavo, tačiau nieko nekaltino. Nei savęs pačios, nei to, kuris ją suvedžiojo. Ji liūdėjo. Rašytojai mano, kad paprasta šokti į sceną ar išgerti buteliuką opijaus, tačiau tai labai sunku. Rafaela buvo vargingų žmonių vaikas, į jos minčių pasaulį nebuvo įsiskverbęs mokslas su savo šviesa ir šešėliais. Ji buvo per daug gamtos kūdikis, kad sumanytų ką nors panašaus. Taip, ji buvo visai nemokyta, nieko nenusimanė apie žmonės, net nesuprato, dėl ko ją reikia niekinti, kad tapo motina. Ji prašė tą, kuris sėdėjo šalia jos lovos, išaiškinti, ką ji buvo patyrusi savo aštriu gamtos vaiko jausmu, kodėl kaimynės moterys, eidamos pro ją, atsuka nugarą. Tasai, kuris buvo mokytas, tik galėjo pasiūlyti atiduoti kūdikį į kaimą arba pamestinukų prieglaudą. O į bemokslį negalėjo rasti jokio kito atsakymo, kaip tik stipriai apsivyti rankomis savo kūdikio galvelę. Ir senelė nemokanti nei skaityti, nei rašyti, kuri visą dieną valydavo laiptus ir nešiodavo anglis, o vakarais liuliuodavo kūdikį, ir mirtinai išvargusi, ko netvirom akim užmigdavo, prisirišusi prie rankos virvutės galą, kad protarpiais galėtų pasupti pintą mažylio lopšį, ji taip pat negalėjo suprasti, kad būtų lengviau, jei la pičerela išnyktų. Šviesa krito ant skurdžios lovos ir gydytojas atidžiai pažvelgė savo pacientę. Taip, paveikslas buvo labai panašus. Didelis menininkas tas jaunas tapytojas. Tik dabar kiek labiau buvo pablyškęs jos veidas. Tuomet nebuvo šios skausmo šešėlio ant jos kaktos, šviesioje studijoje, kur buvo tapomas paveikslas. Tie tamsūs ratilai aplink akis juk nebūtų dėrėję salonui. Tačiau kruopščiai nutapytas kiekvienas bruožas, ta pati taurios galvos laikysena, ta pati vaikiško gležno smakro apvaluma, tie patys garbanoti plaukai ant švelnių smilkinių. Taip, paskalos teisingos, jos kaktoje švietė kilmingumas. Tik ne Sen-Žermeno priemiesčio, o Heladės. Ji turėjo Milo Veneros bruožų. Taip tylu buvo čia aukštai tamsiame pastogės kambarėlėje. Daktaras žiūrėjo jauną motiną, kuri ramiai miegojo su kūdikiu glėbyje. Žiūrėjo į seną močiutę, kuri sėdėjo šalia jos ir varstė rožinį. Apmaudo apimtas jis laužė galvą, ką šiom trim būtybėm rengia likimas. Liūdnai jo mintys bėgo tuo keliu, kuris laukė jo vargšių bičiulių. Rafaela veikiai atkuto, jaunystė teikė jai sveikatos. Pozuotoja ji daugiau nebebuvo, nes negalėjo palikti savo kūdikio. Ji neištekėjo, nes žmonės nedovanojo toms, kurios turi kūdikį nuo senjorė. Su mažyliu prie krūtinės išėjo ieškoti darbo. Vis tiek koks jis būtų. Jos reikalavimai buvo tokie maži, o viltys dar mažesnės. Ir ji negavo jokio darbo. Senoji dar kiek laikėsi, paskui jai išseko jėgos. Ir Rafaela turėjo rūpintis maisto 3 burnoms. Paskutiniai sutaupyti skatikai buvo išleisti.
išeiginiai drabužiai Lombardė. Viešoji labdara jai nepadėjo, nes ji buvo svetimšalė, o privati jos nepasiekė. Teko rinktis. Arba skurdas, arba prostitucija. Ji augino kūdikį ir pasirinko skurdą. Už tą pasirinkimą jai nebuvo atlyginta. Dora šąla ir alksta Paryžiaus vargdienių kvartaluose. Taigi jį pagaliau griebėsi kaip dauguma kitų šlavėjos amato. Išblyškęs ir sulysęs kūdikis sėdėdavo šalia senelės, o Rafaela sulenkusi nugarą šlavė gatves, kuriomis lėkė prabanga ir smagumai. Vargas išdildė jos grožį, veide radosi sielvarto ir skurdo bruožų, rūpesčiai išvagojo kaktą, bet taurumo antspaudas joje liko. Skarmalais apdangstytos dorybės garbė. Ji kilnesnė už Saint Germaino priemiesčio garbę.